Ir vos 2 iš 10 pataikytų metimų iš žaidimo. Praktiškai nesiseka Kumpiui čia Kymas. Kajų Leliukų abu yra tik tais kiek daugiau negu 2 metrai. Čia sudėtingas metimas ir 2 taškai su pražanga, štai taip. Palangos žaidėjas, bet turbūt tvirčiausiai sudėtas tai jau tikrai. O čia įprasta rezultatyvių perdavimų vidurkį Ernestas Jonkus, o žaisti dar nemažai. Ir Tiesa Olimpo persvaros. Naruševičius paliktas laisvas pramiega. Pozityviai Stropus. Šį kartą sustabdo Stropų, čia Kararinas iš toli 3 taškai. Naruševičiaus užtvarą, tiesa, renkasi kiek kitokį ir ilgesnį atakos tęsinį. Kreišmontas 7 sekundės atakai, Tadas Kymantas. Jo metimas iš toli, Kymantas! Žaidėjas. Rūkčiančią manierą valdo kamuolį Kymantas ir jau antrą kamuolį. 8 sekundės atakai ir čia tęsia 3 taškai. galutinai išdėliosianti ekipas prieš skylant į 2 grupės, kuriuose jos kovos dėl geresnių pozicijų atkrintamosiose varžybose. 13 sekundžių atakai. Kymantas. Puiku, Kymantas. Kararino užtvarą ir pats Kararimas. Dabar pick and pop situacija. Po šio metimo, ko gero, tritaškių taiklumą siekia. Ir Pungienė ypatingai gerai jos pataiko. Čiulis 5 taškus jau surinko. Kymantas. Ir taiklus Kymantas. Jo. Metimus Ringas Brazauskas, kairiąja ranka, Jankūną šiek tiek primena metimo techniką. Pirmenybių bronzos medalio laimėtojas net ir Lietuvos rinktinėje nacionalinėje yra žaidęs Simonas Serapinas. Naruševičius po krepšiu turi ūgio pranašumą ir Naruševičius toliau 2 prieš 2 ir šiandien Olimpui kol kas bent jau labai sekasi tą daryti. Čia blokuoja Smolas varžovo metimą ir gali pataikyti iš 3 taškų zonos. Pataiko Smolas! Plungės komanda. Kymantas trūkčiojančių savo driblingų. Trūkčiojantis driblingas ir taiklus. Kymantas nardo po varžovo krepšiu. Na, vėl pabandė nepasiruošusius užklupti Olimpo krepšininkus, tačiau šį kartą viskas baigėsi Vyčio klaida. Simeta ant perimetro.
Smolas. Pabando iš toli Kymantas ir pataiko. Jo prasiveržimų ir šiek tiek turėjo erdvės išmesti tą metimą. Kymantas tai daro kur kas užtikrinčiau. Sekundės ir 6/100. Dar vienas šansas ir čia 3 taškai! Kymantas nejaugi vėl. O, kaip